Labadiena, vartų pultelis vėl su jumis ir šiandieną esame parengę apžvalgą apie Wi-Fi universalų vartų imtuvą, kuris yra išmanus sprendimas patogiam vartų valdymui. Šis imtuvas leidžia atidaryti ir uždaryti vartus arba bet kokią kitą automatiką telefonu per specialią programėlę. Jis veikia tiek per Wi-Fi, tiek per mobilų internetą. Svarbu yra tai, kad tiesiog būtų interneto ryšys. Pagrindiniai šio imtuvo privalumai tai yra valdymas telefonu, galimas atidarimas nuotoliu. Įsivaizduokite, kad atvažiavo kurjeris, jūs ne namuose, siunta didelė, o pastatyti ją norėtumėte už vartų. Tai tiesiog valdant programėlę galite atidaryti vartus ir juos uždaryti nuotoliu. Labai svarbu paminėti, kad šis universalus Wi-Fi vartų imtuvas yra valdomas ne tik telefonu per programėlę, bet taip pat ir palaiko pultelius, todėl ne veltui šalia mūsų imtuvo yra padėtas ir pultelis. Kam patogu naudoti galima pulteliu, galima programėlė, tikrai kiekvienas vartotojas ras savo patogų sprendimą. Tinka beveik visoms kiemo ir garažų vartų automatikoms, gali būti ir priimti įvairius pultelius. Galima suteikti prieigą keliems vartotojams, pavyzdžiui, keliems šeimos nariams. Labai paprastas montavimas ir naudojimas. Veikimo esmė tikriausiai būtų panaši į GSM imtuvą, tačiau šiam imtuvui nereikia SIM kortelės, tai yra jo privalumas. Nereikia programavimo SMS žinutėmis, todėl kad valdymas vyksta per programėlę ir nereikia administruoti jau pridėtų vartotojų, tai reiškia pridėti arba ištrinti naujų numerių taip pat nereikia. Tinkamam Wi-Fi imtuvo darbui reikalingas tiesiog interneto ryšys. Taigi pademonstruosiu dabar, jog imtuvas gali atidaryti vartus vartų pulteliu. Imtuve yra 2 kanalai ir antrasis kanalas. Taip pat netrukus pademonstruosiu, jog galima valdyti šį imtuvą ir programėlę. Taigi, matote, programėlė yra off ir on switchas, taip pat 2 kanalai. Galima abu kanalus iš karto atidaryti, galima uždelsimą nustatyti, kaip kiekvienas vartotojas pageidauja. Labai išmanus, patogus ir nedidelis sprendimas.